Labadiena visiems, tai aš labai noriu šiandien pasėti tokio kritinio mąstymo ir įnešti aiškumo, tai kasgi yra tas ilgamžiškumas arba angliškas terminas longevity, ar visgi tai yra mada, ar mūsų ateitis ir neišvengiamybė. Tai pradėsiu nuo terminų, jie yra angliški, nes pakankamai nauja yra tas sritis longevity ir tas trendas ateina į visur, kur tik įmanoma, bet juos netgi sunku, sakyčiau, išversti į lietuvių kalbą. Tai jeigu mes kalbam apie terminą lifespan, jisai reiškia, kiek rūšis, mes esam homo sapiens kaip rūšis, kiek rūšis gali išgyventi. Tai šiuo metu pasaulyje ilgiausiai išgyvenusi moteris buvo prancūzė, kuriai buvo 122 metai ir manoma, kad apie 120 metų yra ta riba, kiek žmogaus kūnas gali ištempti. Tačiau šiuo metu vis daugiau kalbam apie tai, kad galbūt net ir 150 metų mes galėsime pasiekti. Kai turim terminą longevity, vadinasi, mes jau kalbame apie ilgamžiškumą ir tai rodo, kad jeigu pasaulyje vidutinė gyvenimo trukmė yra apie kažkur 73 metus, bet žmogus ją pergyvena ir sveikas ir laimingas gyvena toliau, jau jį galima laikyti ilgaamžiu. Man esminis terminas yra health span, tai yra sveikatos ilgamžiškumas, vadinasi, kiek ilgai mes galėsime gyventi kokybiškai, be kažkokių ribojančių veiksnių, be vežimėlio, be prijungimo prie aparato. Tai vat ta trukmė tarp to sveiko gyvenimo ir mūsų paskutinių gyvenimo metų, kad ją kuo mažiau sutrumpinti ir tą ribotumą kuo mažiau sutrumpinti, mes siekime to ilgamžiškumo. Kiek vidutiniškai gyvename arba, kaip aš parašiau, išgyvename. Tai šiuo metu vidutinė gyvenimo trukmė pasaulyje yra 73,5 metų, moterys vidutiniškai gyvena 5 metais ilgiau negu vyrai ir aš visada sakau, kad biologiniu požiūriu tai moteris yra iš tikrųjų stiprioji lytis. Na, o jeigu pasižiūrėjusi į mūsų, kas yra aplink mus, tai yra Baltijos šalis, Lietuva šiuo metu pasaulyje yra 85 vietoje pagal gyvenimo trukmę. Ir kaip matote, vyrai gyvena apie 72 metus vidutiniškai, moterys apie 81. Tas atotrūkis atrodytų labai didelis, bet reikia pasidžiaugti, kad su kiekvienais metais tiek ta mūsų gyvenimo trukmė ilgėja, tiek tas atotrūkis mažėja ir vyrai pradeda gyventi vis ilgiau. Visuomenė sensta, tai yra neišvengiama ir mes turėjome 2018 metais lūžio tašką, kai vaikų, kuriems yra mažiau negu 5 metai, pasaulyje tapo mažiau negu žmonių, kuriems yra daugiau negu 65. Ir kaip rodo šitą kreivę, tas atotrūkis tik didės, visuomenė vis senės ir taip yra dėl medicininės pažangos, dėl to, kad žmonės labiau supranta, kaip reikia sveikai gyventi ir daugiau į tai kreipia dėmesio. Vadinasi, tas ilgamžiškumas, jis pas mus ateina, jis yra neišvengiamas, bet aš labai noriu klausti, ar mes tikrai suprantame, kas yra svarbu, nes jei jūs pasižiūrėtume, kas šiuo metu vyksta toje longevity srityje ir kas kalbama socialinėse medijose apie ilgamžiškumą, tai dažnai nukrypsta visai ne tą pusę, apie kurią mes turėtume kalbėti. Tai dabar yra tikrai influencerių arba tų nuomonės formuotojų era, kai apie sveikatą savo leidžia kalbėti bet kas, kai nesvarbu, ar tu turi išsilavinimą ar ne, tu paskaitai kokią knygą, pažiūrėjai kokį filmą ir gali jau tai transliuoti savo sekėjams. Viskas taiga tampa pagrįsta mokslu, nes tai labai gerai parsiduoda. Reklamuojami stebuklingi produktai ar paslaugos, jeigu jūs pasižiūrėtumėt maisto papildų kai kurias reklamas, tai gali ir vėžį išgydyti, ir diabetą, ir ką tik nori. Na ir staiga viskas prailgina gyvenimą. Aš mėgstu juokauti, kad to jau turbūt turėsim tualetinį popierių, kuris gyvenimą prailgins. Todėl kritinis mąstymas šitoj vietoje tampa labai svarbus ir kai jūs sekate kažkokį žmogų, kuris kalba apie sveikatą, teikia sveikatos patarimus, visada savęs paklauskite, ar šis žmogus turi kompetencijas, išsilavinimą ir patirtį, kad tą informaciją tikrai galėtų transliuoti. Mane šiandien pristatė kaip ilgamžiškumo ekspertė, aš prašau to nebedaryti, aš noriu, kad mane pristatytų kaip farmacininkė ir mokslų daktarė, nes bent taip iš tos ilgamžiškumo ekspertų minios aš galiu išsiskirti. Toliau kitas klausimas yra susijęs su klinikiniais tyrimais. Labai dažnai pasakoma, kad įrodyta klinikiniais tyrimais, bet dažnai tai yra netiesa ir jeigu jau pristatoma, kad kažkokie tyrimai atlikti, reikia žiūrėti visų pirma, ar tai yra atlikta su žmonėmis, nes dėja dažnu atveju tai būna atlikta arba tiesiog mėgintuvėlėje kažkokie tyrimai, arba su drozofilomis ar žiurkėmis ar pelėmis.
Taip pat, ar pristatomi tie tyrimai, kurie reklamuoja kažkokį produktą, ar jie atlikti su tuo konkrečiu produktu, nes vėlgi dažnai paimamos kažkokios bendrosios tiesos, bet tas produktas iš tikrųjų nėra ištirtas. Todėl aš skatinu tikrai išlikti kritiškais ir tikrinti informaciją. Tai kokia ta longevity arba ilgamžiškumo realybė versus ta iliuzija, kuri šiuo metu yra kuriama socialinėse medijose. Iš esmės, kai aš kalbu žmonėms apie ilgamžiškumą ir pasakoju, tai kokie tie kertiniai momentai, kurie jie nulemia, tai iš esmės yra sveikas gyvenimo būdas. Tai yra taip paprasta, tik tai tas ilgamžiškumo trendas atėjo pas mus dėl to, kad prie to sveiko gyvenimo būdo dar prikabino tą išgyvenamumą arba kiek mes metų galėsime gyventi ir staiga jisai pasidarė kažkokią naujieną. Kas mums yra pateikiama kaip ta ilgamžiškumo kažkokia iliuzija, tai yra įvairūs protokolai, terapijos, kurios neįrodytos arba galbūt nieko ten iš tikrųjų nedaro. Netgi yra vaistai, kurie būna skiriami ne pagal savo indikacijas, maisto papildai, kurie, kaip minėjau, gali gydyti nuo bet kokių ligų ir visokie ilgamžiškumo prietaisai, kurių taip pat dabar apstu. Dar labai dažnai girdžiu tokį pasakymą, kad mano tokie genai jau kiek lemta, tiek aš gyvensiu ir nieko čia iš to nebus. Bet mokslas ilgai sakė, kad genetika nulėmė to ilgamžiškumo, kiek mes ilgai ir sveikai gyvensime, apie 20–30%. Visai neseniai prieš porą savaičių pasirodė naujas tyrimas žurnale Science, kuris pasakė, kad genetika visgi nulėmė iki 50% to, kaip mes gyvensime, kokiomis ligomis susirgsime. Vadinasi, kitą 50% mes nulėmėm patys su savo gyvenimo būdu ir su savo pasirinkimais. Tai kas iš tiesų nulėmė tą ilgamžiškumą, tai yra labai paprasti dalykai, tokie kaip kokybiškas miegas, raumeninės masės išlaikymas, nes šiuo metu ilgamžiškumo mokslas iš tikrųjų sako, kad raumenys, mūsų skersaruožiai raumenys, yra pagrindinis ilgamžiškumo organas. Ir kuo ilgiau mes gebėsime išlaikyti raumeninę masę, tuo sveikiau ir geriau mes gyvensime. Dėl to, man atrodo, net ir tarp moterų svorių kilnojimas vis labiau populiarėja. Taip pat metabolinė sveikata, sveika mityba, socialiniai ryšiai, kas yra labai svarbu. Na ir toksai rodiklis kaip VO2 max, kuris parodo mūsų gebėjimą panaudoti deguonį, tai yra kaip veikia mūsų kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistema. Ir man labai patinka cituoti šį tyrimą, kuris buvo atliktas su daugiau negu 276 000 pacientų, įtrauktų į tyrimą žmonių, kurie buvo karo veteranai Amerikoje. Jiem buvo nuo 50 iki 70 metų, jeigu neklystu, ir jiems buvo siūloma į savo gyvenimo rutiną įsitraukti sveiką mitybą, reguliarų fizinį aktyvumą, kokybišką miegą, streso valdymą, socialinius ryšius, saikingą alkoholio vartojimą arba jo išvis atsisakymą ir nerūkyti. Taip pat nevartoti narkotikų opioidų konkrečiai, todėl kad Amerikoje šiuo metu yra labai didelė opioidų krizė. Tai tie žmonės, kurie įtraukė visus šiuos 8 juodai pažymėtus požymius į savo rutiną, vyrai gebėjo prailginti savo gyvenimo trukmę 24 metais, moteris vidutiniškai 20 metų. Tai parodo, kad apskritai paprasti dalykai, kurie yra tokie mūsų sveiko gyvenimo turėtų būti dalis, gali labiausiai prailginti tą mūsų sveiką gyvenimą. Ką aš dar pridėčiau nuo savęs, tai būtų svorio kontrolė, hipertenzijos kontrolė, nes padidėjęs kraujo spaudimas vis dar yra tylusis žudikas, ligų profilaktika ir vakcinacija. Ir tada žiūrėkit, tą 100 mes tikrai pasieksim. Tai kas laimės tas longevity arba ilgamžiškumo žaidynės, tai bus tikrai tie, kurie laikysis rutinos, turės discipliną ir tie, kurie turės kritinį mąstymą. Kuo čia dėtas kompiuterinis raštingumas, nes visa ši konferencija labai su tuo susijusi, tai aš sakyčiau, gal reikėtų jį vadinti sveikatos raštingumu. Ir visi šiuo metu kalbasi ir kalbėsis tikrai su dirbtiniu intelektu. Statistika rodo, kad yra šiuo metu apie 800 milijonų vartotojų, kurie vartoja vieną populiariausių dirbtinio intelekto įrankių, tai yra ChatGPT, ir apie 230 milijonų užklausų per savaitę ateina apie sveikatą. Vadinasi, mes to nesustabdysime, mes tai galime tik tai išmokti daryti teisingai. Ir teisingai užduoti užklausas arba promptus tampa tikrai vienu svarbiausių įgūdžių šiuolaikiniam žmogui tiek sveikatos srityje, tiek bet kokioje srityje. Tai
kaip išnaudoti tą dirbtinį intelektą sveikatos tikslais, tai tikrai reikėtų, kai klausėte apie sveikatą, pateikti kuo daugiau konteksto. Taip pat reikėtų paprašyti, kad jis atsakytų kaip kažkoks specialistas. Tarkim, jeigu jūs klausėte apie sportą, prašykite, kad dirbtinis intelektas jums atsakytų kaip sporto treneris. Jeigu klausėte apie kažkokią širdies ir kraujagyslių ligas, prašykite, kad atsakytų kaip kardiologas ir tada ta informacija bus ne tik tikslesnė, bet ir atsargesnė. Taip pat prašykite aiškiai įvardinti norimą rezultatą, prašykite paaiškinimo, o ne rekomendacijos, nes dirbtinis intelektas labai linkęs mums rekomenduoti dalykus. Aiškiai nurodykite, ko nenorite, pavyzdžiui, nediagnozuok man ligos ir aklai nepasitikėkite rezultatu, nes tai visgi dar yra įrankiai, kurie yra vystomi. Na ir aš pateikiau čia iš tikrųjų tų promptų pavyzdžių arba tų užklausų pavyzdžių, tai kokie jie galėtų būti ir kaip jūs galėtumėte išnaudoti tarp dirbtinį intelektą savo sveikatos tikslais, tai netgi ruošdamiesi pas gydytoją, jūs galite įvardinti, kokią jūs problemą turite ir paprašyti, kad jis sudarytų jums sąrašą klausimų, kuriuos reikėtų užduoti gydytojui. Ar tarkim, norit pasikonsultuoti dėl kažkokios atsiradusios sveikatos problemos, jūs galite net paprašyti dirbtinio intelekto, kad jis jūsų paklaustų, tai kokios informacijos tau reikia, kad tu galėtum man padėti. Jeigu klausėte apie maisto papildus, tikrai paklauskite, čia yra vienas mano mėgstamiausių promptų, ar kažkoks maisto papildas ir jo kažkoks poveikis yra įrodytas klinikiniais tyrimais, kurie yra reklamuojami reklamoje ir tikrai pamatysite, kad liks sąraše vos keli maisto papildai, kurie šį rodiklį atitinka. Ir taip pat nuotraukoje, tarkim, pateikti galite savo tyrimus ir paprašyti juos pakomentuoti ir tikrai prašyti nediagnozuoti ligų. Ir taip pat dar pateikiau kelis pavyzdžius, kokie gali būti tie trumpi klausimai ir kaip juos reikėtų padaryti daug tikslesnius. Tai žinoma, jeigu paklausite, ar man viskas gerai su sveikata, jis turbūt jums užduos daug klausimų. Bet jeigu pateiksite, kiek jums metų, ar jūs esate moteris ar vyras, jei pateiksite tam tikrus rodiklius ir klausit konkretaus klausimo, tikrai gausite tikslesnį atsakymą. Taip pat, tarkim, su kraujo tyrimais, kokius tyrimus man pasidaryti. Bet jeigu jūs klausite, aš jaučiu kažkokius simptomus ir tada kokie tyrimai būtų vertingi, tada jums atsakymas bus žymiai tikslesnis. Kitas pavyzdys su maisto papildais, kurį jau minėjau, jeigu klausite, ar berberinas veikia, ką daro berberinas, čia tiesiog paimtas bet koks maisto papildas kaip pavyzdys, jūs gausite atsakymus, kurie bus žymiai, tarkim, siauresni arba paimti iš viešai prieinamų šaltinių. Bet jeigu jūs klausėte tokio klausimo, ar berberino poveikis metaboliniai sveikatai įrodytas aukštos kokybės klinikiniais tyrimais, jūs pasižiūrėsite, kad tie atsakymai bus visiškai skirtingi. Taip pat, tarkim, jeigu turite kažkokiu, nežinau, atsiradusią naują dėmę, bėrimą ar kažką, klausimai gali būti, kas čia per dėmė arba ar man odos vėžys, bet iš tikrųjų reikėtų duoti konteksto, tai kada ta dėmė atsirado, ar jį kinta ir panašiai, ir tada jisai tikrai gali pateikti pakankamai tikslų atsakymą. Toliau, vėlgi, kas susijęs su medžiagų kažkokiu vartojimu, ar tai būtų vaistas, ar tai maisto papildas, tikrai reikėtų domėtis, tai kada jas vartoti ir koksgi tas galimas poveikis ir reakcija su kitais produktais. Tai visiškai pabaigai tos žinutės, kurias norėčiau, kad įsineštumėte namo, būtų pamastykite, ar tikrai žmonės, kurie socialinėse medijose kalba apie sveikatą, ar jūs norėtumėte jiems patikėti savo sveikatą. Kritiškai vertinkite nepamatuotus stebuklingus teiginius reklamoje, nepatingėkite paspausti nuorodas, jeigu nurodoma, kad buvo atlikti kažkokie tyrimai. Tardamiesi su dirbtiniu intelektu tikrai pateikite konteksto ir aklai nepasitikėkite atsakymais. Na, o jeigu nesilaikysit tų bazinių principų, kuriuos minėjau apie ilgaamžiškumą, kaip sveika mityba, kokybiškas miegas, fizinis aktyvumas, socialiniai ryšiai, tai kaip aš mėgstu sakyti, bet kokios tabletės ar terapijos bus tik tai kaip pleistriukas negyvėliui ant žaizdos. Dėkoju už dėmesį. Ačiū, Eglei.